Ką manot apie Obamos atsakymą į klausimą dėl karinės pagalbos Ukrainai, nes priminsiu žiūrovams, Obama labiau grasino ekonominiais ginklais, negu kalbėjo apie šaunamosius ginklus. Jis tęsia savo strategiją, tai kad jisai sako, kad vis tik tai Ukraina yra partnerė, bet nėra NATO narė, todėl negalima šitoje vietoje jokių saugumo garantijų ir netgi karinė parama. Šitoje vietoje keista iš tiesų, nes apie garantijas galima iš tiesų kalbėti, nes Ukraina neturi teisės aplikuoti į dėl 5 straipsnio, kaip mes, kaip nariai galim, bet iš tikrųjų karinė techninė parama ir jos nebuvimas greičiau yra kaip tik žalia šviesa Rusijai šeimininkauti rytų Ukrainai. Štai čia yra tas didžiausias klaustukas, ypač kai mes matom, kiek amerikiečiai deda pastangų dėl Islamo valstybės kūrėjų nugalėjimo, kai yra sveikinamos visos kitos Europos šalis, kurios padeda Irako kurdam, kurie kovoja prieš Islamo valstybės islamistus, reiškia, kariškai padedama. Ir štai čia yra šalia Ukraina, kur, iš esmės kovoja su tokiu pačiu reiškiniu ir ten yra tuščia. Galim rasti tam tikras paralelės, beje, tarp Islamo valstybės ir tos separatistų teritorijos. Be abejo, tai yra iš prigimties, tai ta pati suverenumo teritorinio vientisumo valstybių žlugdanti tendencija. Tai natūralu, kad man daugiau ir nekyla kitaip, kaip įvertinti šitą situaciją kaip dvigubus standartus. Natūralu, kad Rusijos veiksnys veikia. Natūralu, tai ką Lechas Valensas sakė apie tą branduolinės karo scenarijų, vis tiek kažkur planuotojams, net ir vakarų valstybių sukosi galvoja, kad galbūt čia taip per aštriai neveikim, nes už separatistų žino, kad yra Rusija, už Islamo valstybės yra tik Islamo valstybė. Tai tam tikrą prasme, bet nepaisant to, tai yra žalia šviesa Rusijos agresijai į Ukrainą.